Bendroje nuotraukoje įamžinta tolerancija kitokiam, aklam, kitaip atrodančiam, neįgaliam, kitokios tautybės, senam, turinčiam skirtingą nuomonę ar tiesiog skirtingą apsirengimo stilių. Tarptautinė tolerancijos diena Šiaulių miesto mero pavaduotojos Daivos Matonienės iniciatyva fotostudijoje Stop kadras surengta fotosesija. Tolerancijos diena viena tokia, aš manyčiau, įdomių dienų, kada yra galimybė atkreipti dėmesį į kitokį žmogų, kitaip atrodantį, kitaip mąstantį. Ir būtent tolerancijos dienos proga pasakyti, kad mes turime mylėti, gerbti ir džiaugtis kiekvienu, nežiūrint nei socialinės padėties, nei turimos, sakykime, negalios. Fotosesijoje sutiko dalyvauti žinomi šiauliečiai Mindaugas Žukauskas, Antanas Sireika, Vanda Kavaliauskienė, Algirdas Gluodas, Liuda Bekerienė, Remigijus Adomaitis, Viktorija Čmilytė, Vladas Baranauskas, Inga Norkutė, Aurimas Žvinys, vyskupas Eugenijus Bartulis ir kiti. Fotosesijoje kartu su žvaigždėmis dalyvauja įvairių neįgaliųjų draugijų atstovai. Aš manau, tai tikrai labai svarbi ir labai prasminga idėja, būtent tolerancijos dienos proga, priminti mums visiems, kad vieni kitų supratimas, dalinimasis vieni su kitais, skirtingo amžiaus, skirtingų profesijų, skirtingų požiūrių, yra būtinas. Tolerancija, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia kantrybę. Tarptautinė tolerancijos diena minima nuo 1995 metų UNESCO sprendimu. 1996 metais šią šventę minėti paskatino ir Jungtinių tautų organizacija. Man tolerancija yra tas, kad su kiekvienu žmogumi turi bendrauti su pagarba pirmiausia, nes kiekvienas individualiai matome mes tą pasaulį, kiekvienas individualiai suprantame. Žymių šiauliečių ir neįgaliųjų organizacijų atstovų nuotraukų paroda bus atidaryta gruodžio 3 dieną Šiaulių universiteto Baltojoje salėje.